Sveiki draugai, mes turim tikslą per 10 dienų aplankyti 30 Lietuvos vandenlenčių parkų. Taisyklės labai paprastas – aplankyti 3 parkus per dieną, kiekviename iš jų praplaukti ir tiesiog gerai praleisti laiką. Paskutiniame epizode aplankėm Marienėtės vandenlenčių parką Šiauliuose. Na, o dabar 8 diena eina į pabaigą ir mūsų laukia 3 parkas. Tai nieko nelaukiam ir važiuojam. Važiuojam? Važiuojam. Aštunta diena, 24 parkas iš viso, 3 parkas šiandien ir mes važiuojame į Veik parkas Mažeikiai, kuris yra įsikūręs Mažeikių centre. Kiek mes žinom apie parką, nes lankome šiandien pirmą kartą, jis yra nedidukas. Bet kaip ir dauguma parkų jisai būrė bendruomenę. Taip pat ir vaikai čia gauna daug dėmesio mokantis plaukti ir net ir vyksta lapės šventė. Tai daugiau apie ją, manau, galėsim sužinoti tik tai nuvykę tenais. Tai nieko nelaukiam ir važiuojam. Šiandien oras jau labiau džiugina. Taip. Aišku, dar yra toj pusėje yra tamsus debesis, bet aš labai tikiuosi. Kažkaip dabar sustojo debesų judėjimas, tai manau, kad dabar jau galima būti trumpom rankovėm, nors ir su liemenė, bet be džemperio, be striukės. Be lietpalčio. Tiesiog truputį galima pasimėgauti vasarą. Tai aišku, būtų buvę smagiau, jeigu visa kelionė tokia būtų buvusi, bet yra kaip yra, reikia mėgautis to, ką turi. Dabar mes turim gerą orą ir einam į Mažeikių Veik parką. Pirmieji įspūdžiai? Labai keista, tikrai neįprasta lyginant su visais parkais, kad figūros yra pakankamai toli nuo šito artimojo posūkio. Nes labai neįprasta, kad dar po figūrų tu dar važiuoji, tu tada pradedi pjautis. Nes net jeigu ir būna, kad posūkis toliau nuo figūrų, dažniausiai būna tolimajam krante, o ne šitam artimajam, tai labai neįprasta.
kokie įspūdžiai? Tai nėra to nuovargio. Dinga nuovargis? Dingo nuovargis. Žiauriai smagu. Realiai. Realiai parke daugiau nieko nereikia kaip boksas ir paipas. Viskas. Jeigu manot, kad mūsų pramogos šiandien jau baigėsi, tai klystat, nes dabar mes varom į Mažeikių radiją. Tai bandom spėt, kol neatėjo tas didžiulis debesis ir pasimatysim tenais. Šiaip pati mintis, kaip kyla keliauti po 30 parkų, tai yra iš to, kad aš noriu parodyti savo žiūrovams, šiaip visai vandenlenčių bendruomeniai, kiek mes turim gražių ir fainų parkų. Nebloga, ne? Tikrai nebloga. Tai apsilankėm Mažeikių vandenlenčių parke, prasiplaukėm esant tobulam orui ir tuomet aš niekada nesu taip greitai iš vandenlenčių parko perėjęs į radiją. Realiai 10 minučių, per 10 minučių aš iš šlapios įrangos sėdėjau jau prie mikrofono. Tai wow. Bet pradžioje apie patį parką. Tai parkas kaip ir nors ir nedidelis, bet jisai turi viską, ko reikia vandenlenčių parkui. Turi kikerius, jeigu mėgsti šokinėti. Turi aukštą sistemą, jeigu mėgsti daryti oro triukus. Turi boksą su paipu, jeigu mėgsti slysti per figūras. Turi gerą kolektyvą, kuris nuotaikingai nusiteikęs. Gražią terasą ir pilnai iniciatyvų vadovė. Vadovė tikrai stengiasi sugalvoti kuo daugiau veiklų parke, plėtoti parką, organizuoja įvairias veiklas ir vaikams. Ir jos tas teigiamas nusiteikimas, taip malonu matyti žmogų, kuris tiesiog tiek turi idėjų ir nori, kad kuo daugiau pritrauktų žmonių, kad suburtų tuos žmonės, kad vaikai turėtų ką veikti. Tai tikrai labai paliko gerą įspūdį. Ir dar prie viso to Emilija dar ir veda laidą radijui, į kurią mus ir pakvietė pasikalbėti apie vandenlenčius, apie vandenlenčių sportą, apie visą šitą projektą. Tai wow, tikrai labai dar sykį apsilankymas Veik parke tiesiog dar daugiau pridėjo energijos ir jėgų įveikti šitą projektą, kuris iš tiesų yra kaip ir nelengvas, bet su kiekvienu apsilankymu parke tampa ir sunkiau, ir lengviau tuo pačiu metu. Tai dėkui visiems, kad žiūrėjote šį video. Jeigu būsite netoliese, užsukite į Mažeikių vandenlenčių parką, nes gerą nuotaiką tikrai garantuoju. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir iki.